Morgana Danielė, koks tas buvo postas? Rasizmas yra milžiniška Lietuvos problema ir štai atėjo laikas pradėti ją spręsti. Problema ši labai sena, bet kol nebuvo visuomenės įvairovės, nebuvo didelės terpės tam rasizmui reikštis. Gal apart giminių baliaus ir užsotų dėdžių blevygų. Ar anas vis dar irgi toleruojate? Jau klauskite savęs, nes jūsų abejingumas šiuo atveju irgi prisideda prie rasizmo, seksizmo ir visokio kito debilizmo vešėjimo. Jis panaudojo mano žodį, man patinka. Ar turi būti kovojama su visokiais Lietuva lietuviams plakatais? Tikrai taip. Klausimas, kaip? Ir gali ten visokie neonaciukai, akasinicos vartytis apie žodžio laisvę ir kaip čia tokie plakatėliai gali būti interpretuojami visaip ten tautiškai ir dvasiškai, bet rasistinėje Lietuvoje tokie plakatai yra nenaudotini, nes pila žibalą į siaubingą problemą, kuriai spręsti dabar reikia didžiulių politikų, visuomenininkų pastangų ir kiekvieno pilietiško Lietuvos žmogaus darbo savo artimojoje dėdukų aplinkoje, o ne neapykantą kurstančio žibalo. Bet su šita valdžia, kurioje dar ir tų naciukų ne vienas, tai laukiant galima ir pražilti. Todėl nenuvertinkite savęs šiame visuomenės ir civilizacijos žaidime. Jūsų išreikšta pozicija ir atsikritimas į visokias nusikalstamas kalbamas šlykštybės kasdienėje aplinkoje yra milžiniškos galios dalykas ir tikrų pokyčių katalizatorius. Žiūrėjau, aš visiškai pritariu, kad reikia prieš tai kovoti, bet neinant draskant plakatą. Visų pirma, kovok, ralinant savo bazę tada, kad jie balsuotų už žmonės, kurie gali pakeisti įstatymą. Ir tegu teisėsauga atvažiuoja, pamato, kad tai rasistinis kažkoks plakatas ir suima to žmonės ir nuteisia tada to žmonės. Ar jeigu įstatymai to neleidžia, tada balsuojam už žmonės, kurie pakeis įstatymus, kurie tai leis. Aš nemanau, kad tu turi eiti ir plakatą draskyti. O tame esmė yra. Nes aš nenoriu, kad Šimaitis eitų mano plakatą kokį vieną dieną draskytų. Irgi užsidengdamas, kad reikia kovoti, mes kaip visuomenė turim kovoti ir panašiai. Va čia tas principas ir yra. Jeigu jie rasistinį plakatą, kuris skaldo pakėlė, aš pritariu beje, kai jie tą padarė, iškvies policiją. Jeigu jie bejėgiai, padarom juos jėgiais, įgalinam juos. Aš nemanau, kad reikia eiti ir plėšyti plakatą patiems. Dabar, jeigu jis tą padarė, obviously. Bet man patinka, kaip jinai tiesiai šviesiai parašė ir Sinica, neonaciukai, akasinicos. Man labai patinka, ką jinai parašė. Iš esmės, kaip jinai parašė. Man stilistika žiauriai patinka. Aš pasilgstu Morganos Danielės. My fucking god, aš tikiuosi, kad tie žmonės dar bus politikai, bet greičiausiai ne, aš nežinau.